Nu tai ką, chebrytė, what I did nuo penktadienio, mini pristatymas. Šiaip, dėl įdomumo. Žodžiu, visa esmė yra emergency. Emergency yra, kur buildina appsus kaip Lovable, ne, toks produktas ir jis turi moldboto optioną. Tai čia, žodžiu, penktadienį tik tokią pamačiau apie Klobotą ir galvojau tiesiog, biškį pats pabandysiu. Ir kadangi ten seku keletą tų bičiulių, tai man, žodžiu, emergency čia tiesiog pagal tutorialą pasileidau per ten 20 gal minučių Klobotą. Ir va tam klobotui galiu emergency, galiu savo API keys užduoti, Anthropico GPT, nes, graužia tokenus, graužia pinigus, AI naudojimas, tai čia taip toliau. Bet iš principo tai paspaudė Open AI arba palauk, čia man atrodo yra šitas geriau. Žodžiu, tiesiog atsidarai kloboto kontrolą, ir tu turi visą įrašytą klobotą, čia jį galima pasileisti ant savo serverio, bet dafiga knysiaus, ne tai, kad dafiga, bet vat, ką turiu omeny, kad per emergency pasileidau klobotą easy. Dabar kur yra pagrindinis bairis, ką noriu papasakoti? Kad čia, kaip Lovable, aš parašau, pavyzdžiui, kas buvo, aš klobotę, rašydamas čate, parašiau įsidėk API keys ir jisai susigadino ir sulūžo. Tai kas būtų, jeigu aš būčiau savo serverį? Tai aš būčiau turėjęs ėjęs į kloboto konfiguracijas per ftpuškę ir aš būčiau turėjęs pats fiksinti kloboto kodą. Dabar kas gavosi čia, aš tiesiog parašiau fix klobot, žinai, my API was lost, please revert to emergency, žinai, API keys. Jisai pist, vėl veikia. Tai ta prasme, vibe codinimas, nulis kodo veikia. Pats klobotas tiesiog šiaip yra su vibe codinimu taip, kad pirmą mintį, kurią parašiau, jis ją padarė ir išsiuntė laišką ganėtinai greit. Prasideda chuinia visa, kada pradedu, ta prasme, lysti giliau ir kai pradedėjau testuoti ir žiūrėti, ką atsiuntė, tada prasideda kosmonautika. Tas klobotas, žodžiu, čia šiaip jis turi skillsų, tu jam gali blog watcherius įdėti, coding agentus, čia, ta prasme, realiai tu ko jo paprašysi, tą jis daryti. Ta prasme, tikrai kietas, stiprus daiktas, čia, kaip sakot, kažką parašyti, padėlioti, išsiųsti mailą, atsakyti, prisijungus Gmailą savo, už tave atsakinėti laiškus, tikrai gali. Ir ten, kažką simple, tai jo, bet kažką ten, kaip žvengia visi, tai sudėtingo, tai aišku, ne. Bet simple kažkokius automationus gali jisai pasidaryti. Žodžiu, gavosi taip, kad jis susijungia su Telegramu ir vat ką aš čia čate rašau, lygiai tas pats išeina ir Telegrame. Tai ta prasme, aš tiesiog Telegrame jam parašau, pavyzdžiui, hi, arba close chat, start new chat, ar hi. Čia, žodžiu, aš jam tiesiog paskau, nes jis visąlaik prisimena chatus ir kuo ilgiau chatini, tuo ilgiau pradeda kainuoti susirašinėjimas, nes vis daugiau tokenų iš history ateina ir gaunasi, kad labai ilgi chatai. Tai, pavyzdžiui, mano tas susirašinėjimas gavosi maždaug apie 3 eurus. Bet aš, aišku, pajungiau biškį. Tai taip biškį degina, bet čia, man atrodo, meluoja, man atrodo, tiek nėra. Bet kokiu atveju, tai aš su to klobotu challenge'inau save nuo penktadienio, augindamas vaiką su tarpais, karočią nešiodamas vaiką vibe codindamas, kur yra visa esmė, kad aš nei vienos kodo eilutės nepaleidau. Ta prasme, mes dėjom ir atsimenat, ten siunčiau. Tai jis turėjo, čia keliems žmonėms siunčiau, kitiems nesiunčiau, jis turėjo labai šūdiną analizę padaręs webo. Tikslas yra labai paprastas. Google Maps'uose nuskreipini kontaktus, surandi website, tam website padarai auditą, tada sugeneruoji laišką ir išsiunki marketinginį laišką.
Nu tai viskas, ta prasme, klobotas padarė, taip toliau. Tai prasidėjo bairiai, jog reikia siūsti per Gmailą, reikia mailus apšildyti, negali belė kaip siūsti, jeigu siunti per apšildai per Gmailą, bet siunti per kitą SMTP mailganą, neveikia, tada ten kiti dalykai. Na ir žodžiu, gavosi, jog aš ant galo, taip, Instantly AI plus klobotas, man ir Google siūtas, kažkur čia gal turiu atsidaręs, čia kažkur jo. Tai žodžiu, va šitie, tai Google siūtę nusipirkau IV, dar interneto vizijoje nusipirkau domeną, kas čia users, man atrodo. Va, Pro-IT brolis LT, tada tą, žodžiu, domeną prijungiau ir tą e-mailą prijungiau prie žaibo, tai šito mano Instantly AI. Čia nuėjau email accounts, paspaudžiau warm up, warm-upina man e-mailą, ta prasme info šitą e-mailą warm-upina automatiškai ir jį warm-upina siūsdami per Gmailą. Ta prasme, ką turiu omeny, tai šitas naudoja prisijungęs prie Gmailo autentifikaciją ir gaunasi tas pats lyg Gmailas iš Gmailo siunčia. Tai gaunasi, kad warm-upas Gmailas iš Gmailo ir sukūriau kampaniją, kuri naudoja tą e-mailą ir kadangi gaunasi, kad čia jie naudoja Gmailo SMTP, tai Gmailas išsiunčia ir šitus transactional visus e-mailus leadsam. Na tai vad gaunasi, kad viskas yra vienam Gmail'e, tai teoriškai turėtų būti apšildytam e-mailui max delivery. Ta prasme, neįtikėtinai aukštas tas pats lyg aš iš e-mailo, lyg iš savo e-mailo siūščiau. Tai čia yra max dalykai. Na ir kas dabar gaunasi? Tai jisai, žodžiu, vad galim net parašyti, please write full automation summary, how it works. Ir iš principo mes ir turim tokį vibe codingo grabą, tai iš principo jisai eina per Google Mapsus, suranda, šiuo metu jam uždėta restoranai, suranda restoraną, suranda kontaktą, jeigu neranda webo ir e-mailo, tai jis skipina iki tol, kol suranda kontaktą su e-mailu ir webu, tada jisai daro, kreipiasi į N8N, taip, N8N mano, tada yra auditas, taip, skreipina website, creation slices, tada schematic agentas, tas agentas, CRO agentas. Žodžiu, kiekvienas šitas yra jo best TV schematic agent, bla bla bla. Nu tai ir gaunasi, kad 4 audito dalys, jie sujungia į vieną vietą, agregatina, tada vienas AI-zo, viena užklausa paima visų 4 atsakymus ir sudėlioja normaliai vieną gražų kaip ir ne atsakymą, tada į HTML ir responsas. Čia man ateina e-mailą, kad tiesiog pasižiūrėt, ką sugeneravo. Taip, tai vat kaip vat ir veikia, tai vat taip ir yra. Tuoj čia aš į apačią. Taip, tai vat ką mes čia turim. Oho, čia per daug jau. Čia per daug atsakė. Taip, lead discovery. Query, restoranai Kaunas, category location, outscraperis, scrapes Google Maps, return business name, website, phone, available, saves, taip, what happened, searches, nu va, jisai žingsnis po žingsnio ir čia, įsivaizduokit, čia yra per 2-3 dienas su vaiko auginimu, nešiojimu, kur praeinant tiesiog vibe codint, kažkiek aišku sėdėta, bet taip nėra, kad netrukdomas atsisėdau ir čia 3 dienas dirbau. Ne, ta prasme, penktadienį, pusę šeštadienio ir pusę sekmadienio. Plus tarpuose po to vis kažką, žinai, parašyti. Na ir va, lead campaignas pasidaro, suranda problemas, SMTP yra viskas. Nu tai dabar SMTP jau nebenaudoju. Auditai. Nu ir jis tiesiog visą flow, čia kas dabar liko, tai tiesiog išdirbti šitą flow ir sužiūrėti, kad būtų viskas labai, labai gražu ir tvarkinga. Bet ką norėjau pasakyti, kad, beveik praktiškai viską būtų galima padaryti atskirom dalimis ir iš kitos pusės approachinant, kaip pavyzdys,
paimti, va, Mariukos, jeigu atsiųstų listą visų Lietuvos įmonių, ten yra info, padaryti, kad šalia tiesiog pagamintų auditą ir jį padėtų FTP, nes dabar tai padaro ir FTP linką, tai tiesiog duomenų bazėje užpildyti, realiai padaryti skreiperį, kuris padaro N8N auditą, ir arba netgi tiesiog N8N kodą, kur ima iš eilės visus, va, Mariaus ateina ir gamina tuos auditus. Ir juos sega ir įdeda į Google Sheet'ą. Ir tada tiesiog manualiai suimportuoti šitą su e-mail'e, žinai, custom fieldais. Ir viskas. Ir čia, ta prasme, ta visa šita litanija ir buvo, kad praktiškai išskiršių žingsniais galima tą padaryti. Bet iki tol, kol daėjau šitą mintį, tai reikėjo suklobotų tiek daug padaryti. Žodžiu.